Na va, šiandien pabandysime susitvarkyti dokumentą pagal tam tikrus raštvedybos reikalavimus. Iš tikrųjų labai atsiprašau, kieno paėmiau ataskaitą. Tiesiog atsitiktinė tvarka paėmiau pirmą pasitaikiusią ataskaitą, ištryniau pavadinimą padalinio, bet jeigu atpažinsit, labai atsiprašau. Tai tikrai nieko negaliu pasakyti, kad tai yra bloga ataskaita ar tai yra gera ataskaita, bet tiesiog pabandysime bendrai susitvarkyti, kaip turėtų dokumentas atrodyti. Gal pačioj pradžiai iš tikrųjų norėčiau šiek tiek apžvelgti bendrasias taisyklės, kokios yra bendrosios taisyklės dokumentams. Galbūt kažkas tai iš jūsų ir žino šitas taisyklės, gal jomis ir naudojasi. Tuoj aš čia pasiimsiu. Tačiau dažnai būna, kad ir žinome, bet ne visą laiką, tiesiog vadovaujamės tom taisyklėm. Tai tiesiog labai greitai pabandžiau sumesti pagrindinės taisyklės, kuriomis turėtumėm vadovautis rengiant dokumentus, kurios yra lyg ir privalomos visiems. Žinoma, kartais būna taip, kad atskiriems dokumentams yra sukuriamos atskiros taisyklės. Jeigu kažkas mokėtės, kažkokius mokslus baigėt, tai tikrai pamenat ar bakalauriniam, ar magistriniam darbam, ar šiaip būna kiekviena įstaiga pasirengia savo taisyklės raštvedybai, bet yra tokios taisyklės bendros, kurias rekomenduoja mūsų lietuvių kalbos komisija. Ir jeigu kažkokių ypatingų nėra reikalavimų, tai jomis reikėtų vadovautis. Tai iš tiesų, kada mes rašome bet kokį dokumentą, pirmiausiai nusistatome paraštės. Tai kairioji paraštė visada turėtų būti šiek tiek didesnė, jinai paliekama 3 cm, todėl kad dažniausiai mes tuos dokumentus įsegame kažkur, tai būtent jinai ir paliekama didesnė dėl įsegimo poreikio. Aišku, būna dabar daug tokių dokumentų, kuriuos mes tiesiog dedame į įmautes ar tiesiog e-variantą pasiruošiame. Tai iš tikrųjų galime tada nusistatyti savo kažkokias kitas būtent, sakykime, taisyklės, bet šiaip bendrai yra priimta, kad kairioji paraštė 3 cm, dešinioji paraštė yra 1 cm, o viršus ir apačia yra po 2 cm. Tai paskui pasižiūrėsime, kur nusistato tos paraštės. Toliau tos pirmosios eilutės, pastraipos eilutės įtrauka turėtų būti 1,27. Taip dažniausiai yra tiesiog nustatyta, bet vėlgi, jeigu mes kažkaip susitariam, gali būti ir kitokia, bet nereikėtų persistengti, nereikėtų tenais padaryti tos įtraukos didelės arba labai mažos ir nereikėtų, iš tikrųjų jau čia yra klaida, jeigu mes tą įtrauką pirmosios eilutės darome su tarpo klavišu, atitraukėme. Toliau, turėtumėm iš tikrųjų bendrai, jeigu mūsų dokumentas yra keletos lapų, mes turėtumėm tuos lapus susinumeruoti. Paprastai lapus numeruojame va čia dešiniajame kampe ir dažniausiai, jeigu tai yra kažkokia ataskaita ar dar kažkas, dažniausiai pirmas lapas yra nenumeruojamos, o visa numeracija prasideda nuo antro lapo. Antras, trečias ir taip toliau. Tai irgi parodysiu, kaip tie dalykai yra padaromi. Pati numeracija turėtų būti šiek tiek mažesnė, tas skaičiukas, puslapio numeriukas turėtų būti, tarkim, jeigu visą dokumentą mes rašom 12 punkto dydžiu, tai iš tikrųjų pats puslapio numeris turėtų būti parašytas 10 dydžiu. Dabar, jeigu mes turime dokumente kokią nors lentelę, tai atsiminkite, kad lentelėje šrifto dydis turėtų būti šiek tiek mažesnis nei pačiam dokumente parašytas dydis, pačių raidžių dydis. Tai reiškia, jeigu mes dokumente rašome 12 punkto dydžių, tai lentelėje mes dažniausiai turėtumėm rašyti 11 arba 10. Galima pasirinkti 11, tarkim, kad labai nesusimažinti savo raidžių.
Šiaip dokumente yra įprasta jau praktiškai visur, ar jūs raštus rašot, ar ataskaitas, ar dar kažką, yra 12 dydis. Ir lygiuotė yra abipusė. Tai reiškia, kad lygiavimas turi būti parinktas pagal kairį ir dešinį kraštą. Turi būti, vėlgi, čia yra susitarimo reikalas, bet dažniausiai, kada mes rašom dokumentus, būna 1,15 tarp eilučių tarpas. Jeigu iš tikrųjų, vėlgi, kažkoks tai, tarkim, rašant raštą, ten yra tik tais 2 eilutės ir labai negražiai žiūrisi, galite pasidaryti pusantro, sakykime, dydžio tarpą, bet kartais naudojamas ir vieno, sakykime, dydžio tarpas, bet jis labai priplaka vieną eilutę prie kitos ir šiaip sunkiau mūsų akiai perskaityti tokį tekstą, ypač jeigu jo yra daug. Tai šiaip rekomenduočiau 1,15. Dabar, jeigu mes rašome kažkokius skyrius ar poskyrius, tai turėtumėm pasiryškinti ir turėtumėm parašyti galbūt netgi didžiosiomis raidėmis. Jeigu didžiosiomis raidėmis mes nerašome, tai tada galbūt turėtų būti bent jau dydis raidžių šiek tiek didesnis. Bet jeigu mes rašom didžiosiom raidėm, tai iš tikrųjų tas dydis irgi gali būti 12. Dabar, kas liečia pačią raštvedybą ir kabutes. Tai kabutės turėtų būti apatinės ir viršutinės, tokios yra kabutės. Labai dažnai tenka matyti, kada kabutės yra uždėtos abi viršuje, tai yra angliškos kabutės, lietuviškos yra 2 devintukai, 2 šešetukai, devintukai apačioj, šešetukai viršuj. Jeigu pas mus yra įjungta, kad lietuviški rašmenys, lietuvybė, tai tiesiog automatiškai rašant, atidarant ir uždarant kabutes, mums iš karto automatiškai parašys lietuviškas kabutes. Jeigu iš tikrųjų ten perjunginėjat tą tekstą iš lietuviškų į angliškų, galbūt kažkokių ženklų reikia ar dar kažko, ir matot, kad kabutės nepasirašo, tai iš tiesų yra tokie kodai, kada paspaudi ant klaviatūros Alt klavišą ir surenki 0132. Užspaudus Alt reikia laikyti, pasideda automatiškai apatinės kabutės, tai tos pirmosios, ir jeigu uždedam Alt 0147, nu vat į viršų tą skaitinį klaviatūrai, tai iš tikrųjų užsideda tos viršutinės kabutės. Tai užsirašykit prie kompiuterio tuos kodus, kada nepavyksta, kas neatsimena, iš tikrųjų tos kodus verta turėti. Kažkur užsirašius ant priklijuojamo lapelio ir visur dėti lietuviškas kabutes. Taip pat yra labai daug visokiausių niuansų su brūkšniu. Lietuviškas brūkšnys yra ilgasis brūkšnys. Jūs galite matyti ir ant raidinės klaviatūros, kad galime viršui už nuliuko tenais, kur yra, kad galime padėti ir mažiuką, ir trumpą brūkšnelį, ir ilgą brūkšnelį. Bet yra keletas taisyklių. Ten, kur yra žodelis praleistas, mes dedame ilgąjį brūkšnį, jį atskiriame tarpeliais iš priekio ir iš galo. Atskirus tarpeliais, žodžiu, tas ilgasis brūkšnys pasideda irgi automatiškai, jeigu mes jį atskiriam tarpeliais ir toliau rašom, bet jeigu būtų taip, kad, pavyzdžiui, nepavyksta padėti tas ilgasis iš to mažojo, nepasidaro ilgasis brūkšnys, tai vėlgi yra kodas Alt 0150 ir pasidaro automatiškai ilgasis brūkšnys. Tai šiaip labai dažna mūsų problema ir klaida, ir iš tikrųjų, kada gaunam iš jūsų ataskaitas, labai dažnai reikia taisyti šitą vietą, kad pataisyti ilgąjį brūkšnį. Tai dažniausiai mes iš tikrųjų tas ilgasis brūkšnys dedasi ten, kur praleistas žodelis, ir būna taip visai, būna, kad nepraleisti tarpeliai, būna, kad iš pradžių praleistas tarpelis, gale nepraleistas tarpelis. Tai atkreipkite dėmesį į šituos dalykus. Tai dar yra tam tikrų, sakykime, taisyklių, kada mes rašom ilgai ir trumpai brūkšnelį, kada yra nusakomas kažkoks tai intervalas.
tai mes dedam ilgai brūkšnį, nu, vat, pavyzdžiui, tarp 9 ir 12 Liepa rugpjūtis, ne, ilgai brūkšnį, bet nededam tarpelio. Ir kada mes rašom, sakykime, dvi pavardės kažkokias, tai mes dedam trumpai brūkšnį, irgi nededam tarpelio. Na, va čia kaip pavyzdys yra duotas. Toliau, sakykime, yra tokie sutrumpinimai įvairiausi, kuriuos mes dažnai naudojam savo tekstuose, tai yra asmens kodas, vieta anspaudui ir taip toliau. Tai dažnai būna, kad mes iš tikrųjų tarpelių nepaliekame, čia tarpelius irgi būtina palikti. Tai iš tikrųjų reikėtų rašyti su tarpeliais, nes po taško, po bet kokio ženklo yra dedamas tarpelis. Tai va, dabar jeigu mes iš tikrųjų rašome didelius skaičius, juos turėtumėm po 3 maždaug taip susiskirstyti ir palikti tarpelį tarp skaičiukų. Jeigu rašoma kažkas tai su kableliu, kažkoks tai skaičius, tai tiesiog dedamas kablelis, ne taškas šitoj vietoj, nes dažnai pasitaiko, kad mes padedam taškelį. Dabar ta bendra taisyklė, apie kurią jau užsiminėm, jeigu dedam kažkokius skyrybos ženklus, va, kaip čia matot, kablelius, dvitaškius, taškus, tai juos prilipdom prie to žodelio ar skaičiuko ar dar kažko tai. Juos prilipdom, tai reiškia, prieš juos tarpelių mes nededam, bet po jų būtinai dedame tarpelius. Tai vat, kada mes naudojam kablelį, kabletaškį, tašką, šauktuką, klaustuką, tai jį prilipdom prie žodžio, tuos ženklus visus, tačiau po jų jau dedam tarpelį. Tai jeigu rašom sakinį, prie žodžio gale prilipdom tašką, dedam tarpelį ir pradedam rašyti naują sakinį. Šiaip yra tokia gero tono taisyklė, kad iš tiesų labai nedaug kas naudojasi jie, bet reikia atsiminti, kad pavyzdžiui, jeigu mes rašome vardo raidę ir pavardę, tai ir gaunasi taip, kad kompiuteris automatiškai mums tampo eilutes, vienos vardo raidės eilutėje mes negalime palikti. Mes turime iš tikrųjų tą vardo raidelę prikabinti prie pavardės. Lygiai taip pat mes negalime, pavyzdžiui, jeigu yra parašyti metai 2024 ir kitoj eilutėje persikeltų M raidelė. Tai irgi yra, kaip ir, nežinojimas tam tikrų taisyklių. Tai reiškia, 2024 mes turime dėti tarpą ir tą M raidelę vis tiek turime laikyti kartu su tais metais. Kaip tai padaryti? Tai yra toks irgi kodas, va čia užrašytas, spaudžiam Ctrl+Shift, ant klaviatūros Ctrl+Shift ir kartu tarpo klavišą. Tai žodžiu, mes atsistojam kažkur tai va štai čia, spaudžiu Ctrl+Shift ir tarpo klavišą ir automatiškai padaro tarpą, mes jo plika akimi nematome, bet visada, kada prieis iki tos vietos ir norės kompiuteris perkelti, tai jis supras kaip vieną žodį, kaip neskaidomą dalyką, kažkokį neskaidomą darinį ir jį kartu laikys. Tai reiškia, jo nepaliks vieno eilutėje. Lygiai taip pat, jeigu gaunasi taip, kad pavyzdžiui rašot kažkokią tai ataskaitą ir lieka viena eilutė, arba pavyzdžiui lieka tik tais parašas kitam lape, tai irgi turėtumėt užžymėti, aš parodysiu per pastraipas ir nepalikti tos vienišos eilutės, tada turėtų jau visa pastraipa persikelti ar dar kažkas persikelti, kad iš tikrųjų būtų daugiau tų eilučių ir nebūtų absoliučiai vienas parašas puslapį. Nes, taip tiesiog ir pačios esat matę, yra negražu, arba pavyzdžiui labai netinka, kai skyriaus pavadinimas lieka gale, pavyzdžiui, vieno puslapio, o visas skyrius jau kitam lape. Turėtumėm tą skyriaus pavadinimą laikyti kartu. Dabar kaip turėtų būti rašomi į adresai, tai aš čia įdėjau šiek tiek, kaip rašoma, kaip dažnai matoma, kaip rašoma ir kaip turėtų būti. Į ką čia reikėtų atkreipti, kad gatvės, kada mes rašom gatvę, tai turime būtinai uždėti, kad tai yra gatvė. Toliau atkreipkite dėmesį, kad tada, kada yra, čia matot vardas ir pavardė, turėtumėm palikti tarpą ir
ten, kur yra namo numeris su raidele, ta raidelė visą laiką yra didžioji raidė. Nebent ten darysit kažkokį dizainerinį, kažkokį mandrą darbą, kur jums ten galbūt ir vardą rašysit iš mažosios raidės ar dar kažką, tai tada jau tiek to. Bet šiaip pagal raštvedybą turėtų būti didžioji raidė. Dabar čia tiesiog atkreipsit dėmesį ir LT, kaip rašosi, žodžiu, visus šituos dalykus, kada mes rašome patį telefono numerį. Dabar keitėsi iš tikrųjų, aš kaip tik prieš pamoką žiūrėjau, kaip vis dėlto pasikeitus mūsų, žinot, kad keitėsi vietoj, galėjom rašyti 8, dabar 8 to nebėra, visur turime rašyti arba +370 arba 0. Tai dabar žiūrėkit, ten, kur yra laidiniai telefonai, jeigu mes norime užrašyti laidinio telefono numerį ir rašome vietiniams žmonėms, tai taisyklingas yra užrašymas nuliukas, bet tas nuliukas su kodu, su miesto kodu yra imamas į skliaustelius. Jeigu iš tikrųjų rašysit +370, tai į skliaustelius nereikia įdėti. Automatiškai visas numeris taip rašomas. Mobiliam telefone į skliaustelius mes nededam. Čia tik tais telefonuose laidiniuose ir faksuose, natūralu, nes jie taip pat pririšti yra. Tai, o mobiliuose nereikia iš tikrųjų apskliausti skliausteliais. Dar kas yra rekomenduojama ir net nežinau, iš kur atėjusi ta taisyklė, kažkaip buvau įsikalusi į galvą, kad tai atėję iš anglų kalbos, kada mes sakome ir tokiais gabalais sakome telefono numerį, kad galėtumėm įkvėpti ir atsiminti, bet paskui galvoju, bet lygiai taip pat yra skirstomi ir mūsų sąskaitos numeriai, po kelis, jeigu yra ilgas sąskaitos numeris, tai telefonams yra rekomenduojama, kad būtų suskirstyti va tokiais gabaliukais. Tai reiškia, pasižiūrėkit, pats telefono numeris pas mus standartiškai būna jisai 5 numeriukų, tai žiūrėkit, 2 ir 3. Arba gali būti 3 ir 2, nesvarbu, bet vis tiek jisai gabaliukais tokiais suskirstytas, po 3, po 2. Tai va taip turėtų teisingai užsirašyti telefonas ir dar ką reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu va čia visur yra po vieną tarpelį, tai tarp kodo ir pačio telefono numerio turėtų būti 2 tarpeliai. Tai reiškia, mes su ilguoju klavišu ant klaviatūros padedame 2 tarpelius. Tai čia turi būti 2 tarpeliai. Dabar, jeigu mes rašome telefonas, faksas, mobilus telefonas, dar visgi pasitaiko tokių visokiausių anglizmų. Aš turiu galvoju čia iš anglų kalbos emailas, gemailas užsirašo, arba kaip čia email, arba e-paštas. Tai čia kaip yra neteisingai, o kaip čia turėtų iš tikrųjų užsirašyti teisingai tie visi dalykai. Tai trumpai tokios taisyklės. Aš nežinau, mes dar čia prieš mokymus kalbėjomės su Saulė, nežinau, ar Saulė yra prisijungus ar girdi mane. Ir jeigu tiktų tos taisyklės, aš galėčiau, iš tikrųjų mes dar galbūt aptartumėm, patobulintumėm ir pasidarytumėm savo bibliotekos taisyklės, kuriomis vadovautumėmės rašant įvairius raštus, gal ir jums būtų lengviau, gal ir mūsų merginoms, kurios gauna įvairias ataskaitas, būtų lengviau iš tikrųjų, nes viso žinotumėm reikalavimus, kaip tvarkytis ir, žodžiu, būtų galbūt mūsų tos ataskaitos ar planai ar dar kažkas iš tikrųjų tą savo vaizdelį, tą make-upą mūsų turėtų tikrai labai gražų. Tai nežinau, Saulė, ar girdi mane, ar tiktų tokie reikalavimai ir ar dar mums reikėtų kažką dadėti ir pasitobulinti, nežinau, ar Saulė prisijungusi. Saulytė, ar girdi mane? Gal negirdi, tikriausiai neprisijungusi. Gerai, tai dabar žiūrėkit, paėmiau paprastą vieną ataskaitą ir pasižiūrėkit, kaip šita ataskaita padaryta. Na, dabar pabandau pakritikuoti. Aišku, faina, kad yra ataskaita, bet pakritikuoju. Žiūrėkit, čia sulygiuota abipusė lygiuotė.
Čia šiek tiek, nežinau, kiek atitraukta, bet čia, galiu žinoti tikriausiai, o gal ir nežinau. Tai dar pasižiūrėsiu, iš tikrųjų pabandysiu pasižiūrėti, koks yra atitraukimas, iš tikrųjų kokios paraštės. Čia žiūrėkit, atitraukta jau daugiau. Čia skyriai pajuodinti ir pabraukti mažosiomis raidėmis, lyg ir. Čia dar atitraukta kitaip, čia nėra lietuvybės, nes jau matau raudoną pavingiavimą, tai reiškia, buvo perjungta į anglų kalbą, natūralu, nes kadangi dėti visokiausi ženklai, procentai ir taip toliau, tarp kitko lietuviškam tekste, nežinau, jeigu nereikalauja, reikėtų rašyti proc. Žodžių procentų sutrumpintai, bet būna, kad reikalauja, kad uždėti tuos simbolį procentų. Tai čia irgi mes dar pasitarsime, pasižiūrėsime. Dabar žiūrėkite, trūksta iš tikrųjų ten, sakykime, ar yra, ar kažkokio žodelio, tai rašomi metai ir dedamas, kad per tuos metus kažkas čia įvyko, 80, pasižiūrėkit, iš toj vietoj yra tarpelis, trumpasis brūkšnys, kas negerai, lietuviškai turėtų būti ilgasis brūkšnys, o po brūkšnio nėra tarpelio ir tas 80 prilipdytas, kas irgi nėra gerai. Dabar, ką ir sakiau, bibliotekos prieinamumas, paliktas pavadinimas vienišas. Šitam lape čia atitraukta labai daug, ką mes galėtume automatiškai sumažinti iš tikrųjų tą atitraukimą ir persikelti bent porą eilučių. Ir dar kas, pasižiūrėkit, kai kur yra tos įtraukos, kai kur net nėra tų įtraukų, kai kur pasižiūrėkit, tokios įtraukos yra labai didelės, kai kur nėra. Dabar ten buvo pabraukta, pajuodinta, nežinau, čia dingsta pajuodinimai, pabraukimai, čia įtraukos vėl pasidaro labai didelis, čia atsiranda vardinimas ir tas vardinimas jau išlenda į paraštę, būtent tas ženklinimas į paraštę išlenda ir matot, čia atitraukimas vienoks, čia atitraukimas kitoks. Ir žodžiu, tokia košė makalošė, truputėlį košė makalošė. Ir aišku, dar vėlgi reikėtų po nuotraukom galbūt tų užrašų kažkokių tai įdėti, nebenoriu aš šiandien nieko žiūrėti. Tai dabar pradedu tvarkyti šitą ataskaitą ir aišku, galėtumėt ir jūs, tai nuo ko man pradėti. Tai jeigu jūs atsimenat praeitą pamoką, aš 3 kartus spaudžiu, 3 kartus pažymiu ir aš galiu pasirinkti, tarkim, jeigu aš esu susikūrusi, atsimenat savo stilių kažkokį tai, dabar neatsimenu, ar aš ištryniau tikriausiai, ar neištryniau dokumentams, gal ištryniau. Tikriausiai ištryniau tą stilių, tai nesvarbu, aš tiesiog paimu įprastasis stilius. Tai reiškia, kad visas dokumentas, mano absoliučiai visas, jis yra pažymėtas ir paimtas įprastasis stilius, bet aš čia parenku Time New Roman šriftą, parenku 12 dydį, parenku abipusę lygiuotę parenku, toliau, žiūrėkit, ką aš čia dar bendrai visam skyriui galėčiau parinkti. Dar galėčiau parinkti pirmos eilutės įtrauką, pirmoji eilutė, ir čia pirmą eilutę ne 2, bet 1,27, atsimenat, sakiau. Dabar dar ką aš norėčiau parinkti, kadangi prieš ir po pastraipos čia visokių buvo ir didesnių ir mažesnių intervalų, tai aš prieš pastraipą, tiesiog prieš, parinksiu 12, kad būtų šiek tiek atitraukta pirmoji, jeigu pradedu pirmą pastraipą rašyti, šiek tiek atitraukta nuo paskutinės pastraipos. Toliau aš norėčiau parinkti, kad būtų tarp eilučių ne viengubas, bet 1,15, atsimenat, sakiau, 1,15, pusantro gal ir per daug, bet 1,15 labai tinkamas, iš tikrųjų, ir sakau gerai. Ir dabar šiek tiek sutvarkė su visom įtraukom vienodom ir visa kita. Dabar aš iš tikrųjų dar ką noriu padaryti, nueinu į auselę maketas ir šitoj auselėje maketas atsidarau paraštės ir čia, kur yra pasirinktinės paraštės, aš jau nežiūriu, kas tenais pas mane pridėta. Aha, ko taip ilgai neįsijungia kažko, kad tik neužstrigtų kompiuteris. Neįsijungia kažko.
Bet, žodžiu, turėtų įsijungti, jūs pas save pasižiūrėkit, gal pas mane šiek tiek stringa, labai daug atidaryta visokių langų, tai gali būti. Aš tiesiog pabandysiu, kur yra viršui 2, apačioj 2, kairiai 3 ir dešiniai 1, tą, ką sakiau, pasižiūrėsiu, ar tvarko. Nu, vat sutvarko, bet kodėl įdomu tos pasirinktinės paraštės, atsidarė pasirinktinės paraštės. Tai dabar žiūrėkit, kai atsidarau pasirinktinės paraštės, va čia va, susitvarkau, viršuje 2, apačioje 2 cm, kairiai pusiai 3, dešiniai 1. Stačias lapas visur ir, žodžiu, sakau gerai ir čia, va, nu, niekas nepasikeitė, bet iš esmės va, viskas susitvarkė. Dabar šiaip turiu sutvarkytą visą šriftą ir dar kai kurias vietas pasižiūrėsiu. Dabar žiūrėkite, va, šitas tarpas tarp eilučių, aš čia pasižiūrėsiu, kadangi čia yra enter, enter, enter spausta, tai automatiškai jūs galite matyti, kad mes sakėm prieš pastraipą 12 punktų tuos palikti tarpelį. Kartais čia galbūt nelabai tinka, o galbūt ir tinka. Tai iš tikrųjų čia šitoj vietoj galima diskutuoti, bet jeigu mums tinka, aš gal ir palikčiau taip, sakykime, tik tais tiek, kad čia reikėtų susitvarkyti Radviliškio rajoną parašyti, savivaldybės iš mažosios raidės, toliau viešosios bibliotekos ir kažkoks tai struktūrinis padalinys. Tai dabar šitoj vietoj dar reikėtų parašyti ir susitvarkyti. Ir dar vėlgi tada, kada mes rašom, vat, kam skirta, mes neturėtumėm daryti įtraukos. Tai reiškia, mes va šičia, va dabar matot, užžymėjus, aš esu šičia, tai aš per viršutinę liniuotę tiesiog padarau taip, kad atvedu ir šitą vietą, nu, kad nedarytų man įtraukos, tiesiog rašytų nuo kraštelio. Dabar ta darbo ataskaita, aš dar tarp kitko neparodžiau, tam pagrindinėme meniu yra dažnai naudojama tokia pi raidelė. Jinai reiškia, kad mes matome viską, žodžiu, kaip mes rinkome tekstą. Aš jeigu ir įdedu va pi raidelę, tai žiūrėkit, aš matau, kad pi raidelės čia enter, enter, enter buvo paspausta, čia enter, enter, čia kažkodėl tai tarpu padaryta su ilguoju brūkšniu, vėl enter paspausta. Gal galvoja, čia nais įdėti tą metų ataskaitą, aš tiesiog prasitrinu. Ir va čia va irgi darbo ataskaita, pasižiūrėkit, kiek pridėta enterų. Tai yra, kiek pridėta tarpų, tuo tarpu galima būtų užžymėti ir šitą 3 metų darbo ataskaitą padaryti per vidurį. Tiesiog pasirinkti lygiuotę, kad būtų per vidurį ir nedėti jokių tarpų. Tai vėlgi, čia šitoj vietoj galbūt irgi verta būtų, kad būtų nebūtų įtraukos, tai labiau būtų per vidurį, būtų viskas aišku. Gerai, dabar žiūrime toliau. Bendroji dalis, atsimenat, mes galim bendrąją dalį iš tikrųjų pastorinti 12 dydžio didžiosiom raidėm. Dabar, jeigu būtų iš tikrųjų mažosiom raidėm, perrašyti nebūtina, mes galime naudoti va čia va, kur yra AA raidelė ir čia jūs galit keisti sakinio stilius, kad visos mažosios raidės, visos didžiosios raidės, kiekvieną žodį rašyti iš didžiosios raidės arba apversti tas, kas buvo mažosiom raidėm didžiosiom parašo, o kas didžiosiom, tai mažosiom parašo. Tai va šitoj vietoje jūs galite susitvarkyti irgi neperrašinėjant žodelių. Tai dabar pagrindinės veiklos kryptis ir uždaviniai mes galime šitą vėlgi, jeigu mes norime bendroji dalis, čia mes bendrąją dalį kažkaip tai apsirašom, galime ją pasiryškinti, bet jau mažosiom raidėjom, nu tarkim, pasiryškinam tą bendrai šitą sakykime, pavadinimą. Dabar žiūrėkit, čia yra pirmas ir kažkodėl jisai atitrauktas dar su 4 tarpais ir dar visas pabrauktas. Tai aš nežinau, aš šitą pabraukimą būčiau linkus nuimti ir šitą atitraukimą va čia va ištrinti. Va. Ir dabar žiūrėkit. Šitas, man atrodo, daug gražiau atrodo. Dabar žiūrėkit, čia padarytas enteras. Man jo visiškai nereikia. Aš jį išsitrinu. Dabar aš žiūriu va visą šitą tekstą. Čia liktais visur viskas tvarkoja. Va pasižiūrit. Vienas tarpas paliktas, vienas tarpas paliktas. Va čia va, randu jau klaidą. Matot, kablelis turėtų prilipęs būti. Čia ištaisau klaidą. Ir taip toliau. Tai žodžiu, mes čia
turime, tada, kada jūs atsiunčiat merginos ataskaitas, mes va taip va turime taisyti kiekvieną, žodžiu, jūsų padarytą klaidą. Tai reiškia, įsijungiam į raidelę, žiūrim, kur padėti netinkamai tarpeliai ir visa kita. Tai va, pavyzdžiui, ir čia matau, 2 tarpeliai padėti, tikrai 2 nereikia, ištrinam. Ir nu, vat, visus tiesiog peržiūrinėjom, šitą tarpą ištrinam, šitą tarpą, aš dabar jau bėgu, nes mačiau, kad tik 10 minučių mums liko, šitą tarpą ištrinam, šitą nusijamam pabraukimą, bet mes norim, nusijamam pabraukimą ir žiūrėkim, mes šiandien nieko nedarėm, tai vadinasi ir čia nededam. Jeigu norim, iš tikrųjų galime pabraukti, jeigu jums atrodo, kad šitą verta išskirti. Toliau vėlgi žiūrim, čia važiuojam, pasižiūrėkit, va, kabutės padėtos teisingai, lietuviškai, puiku, tik tais va čia va reikėtų tada tą tarpelį po kabučių ištrinti. Va čia va puikiai kabutės yra įdėtos. Kabutės ir kablelis puikiai yra įdėtos. Vėlgi, čia nusijamam šitą pabraukimą, čia nusijamam šitą enterą, čia enterą nusijamam, čia nusijamam atitraukimus, čia nusijamam atitraukimus, čia atitraukimus nusijamam. Matot, šiaip mechaninis darbas. Čia kažko tai, sakykime, labai didelio nereikia išmanimo. Vėlgi, čia dabar žiūrėkit, palyginimas ten kelių metų, žiūrim, kaip mes, galbūt va čia va reikėtų juodai padaryti, kaip mes šiandien ir darėme. Tai vadinasi, šitos taškelius nusijamam, tik tais reikėtų galbūt šiandien pasidaryti juodai. Na va, pajuodinam. Ir vėl toliau žiūrim, ar čia viskas. Čia dabar reikėtų pasižiūrėti ir pasidaryti lietuviškai apačioj tenais, nu, pas mane dabar nuleistas langas, nelabai matysit, jeigu tai pasižiūrėkit, kur yra lietuvybė, tai tiesiog pasidaryti lietuviškai. Dabar čia jau atsiranda labai daug, va matot, tas brūkšnys, tarpas, trumpas brūkšniukas, tai aš spaudžiu Alt 0150, dedu ilgai brūkšnį, padedu tarpą. Vėlgi, čia po taško nėra tarpelio, aš dedu tarpą, spaudžiu Alt 0150, dedu ilgai tarpą, o tą trumpą į tarpą išsitrinu. Ir va taip va tvarkausi visą ataskaitą. Ir čia ilgasis brūkšnys, ir čia ilgasis brūkšnys su tarpais. Kaip sakiau, šiaip nu, bendrai, kur rimtesni dokumentai, visur mes rašom proc, va taip, o ne ženkliukų, bet tai nėra susitarimo reikalas, jeigu mes susitarsim iš tikrųjų ir jūs norėsit, mes išsiųsim jums nu, vat, tas taisyklės, tai visi tada ir naudosimės. Kai kur, vat, matot, buvo teisingos kabutės, čia kažkodėl kabutės atsiranda angliškos. Nu, ne visai angliškos tai tokios tiesios kabutės, o čia dar ir šešetukai ir devintukai kažkodėl tai, nu, prie lietuviškų. Dabar žiūrėkit, va čia koks atitraukimas, vėlgi, tuos tarpus išsitrinam, čia tuos visus išsitrinam, pasižiūrim, kaip ten buvom susitvarkę. Ir va taip va, bėgame per visą ataskaitą, bėgam, čia viską reikėtų tvarkytis. Čia labai gražiai irgi, sakykime, sudėliota kas kiek ko. Dabar, kas liečia pačią lentelę. Čia išsikraipė, buvo lyg ir gera ta lentelė, bet išsikraipė kodėl? Todėl, kad mes padarėm pirmos eilutės įtrauką, štai čia, šitoj lenteliai, o čia neturėtų būti lenteliai jokių įtraukų. Tai reiškia, kad mes turėtumėm be jokių, pirma eilutė neturėtų būti įtraukta. Tai lentelėse yra šiek tiek kitokie reikalavimai. Vėlgi, atsimenat, 12 visur buvo dydis, tai aš čia pasilieku 11 dydį. Ir dar ką reikėtų atsiminti, kad lentelėse mes abipusės lygiuotės netaikom. Mes taikom, sakykime, dažniausiai kairinę lygiuotę, kartais, jeigu mums reikia ir gražu atrodo centrinė lygiuotė, nes kada mes taikom abipusę lygiuotę, tai gaunasi taip, kad išmėto, ta prasme, kartais būna du žodžiai, vieną prikabina prie dešinės pusės, kitą prikabina prie kairės pusės lentelės ir, nu, vat, negražiai gaunasi. Šiaip dažnai būna taip, kad iš tikrųjų lentelėse mes va tas va antraštės eilutes norime šiek tiek paryškinti. Jos gali būti ryškesnės, jos gali būti centruotos.
jeigu mums taip vat gražiau. Tai vat, tarkim, lentelėje galėtų būti va toks sutvarkymas, aš atjungsiu dabar pi raidelę, va, kad matytųsi, kaip gražiau gaunasi. Dabar pagal visus reikalavimus iš tikrųjų turėtų būti lentelės pavadinimas ir čia turėtų prieš tai būti, va štai šitoj pusėje būtų parašyta pirma lentelė. Ir šita pirma lentelė turėtų būti pasvirusi, šriftas pasviręs. Ir čia šitos lentelės pavadinimas turėtų būti per vidurį. Štai šitaip turėtų būti sutvarkyta lentelė. Lygiai taip pat paveikslėliai turėtų būti surašyti, bet paveikslėliai turėtų atsirasti po paveikslėliais pavadinimai. Pirmas paveikslėlis ir po paveikslėlių dažniausiai mes pavadinimus taip rašom. Pirmas pav ir tada ble 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 čia parašom kas. Ir šitoj vietoj pirmas pav irgi turėtų būti pasviręs šriftas. O čia gali būti nepasviręs šriftas. Tai kiekvieną žodžių paveikslėlį mes irgi turėtumėm aprašyti. Šiaip patartina paveikslėlius įdėti paveikslėlių pavadinimus įdėti į teksto laukus ir tada teksto lauką galime prikabinti. Bet, tarkim, kaip šiuo atveju mes galėtumėm tvarkytis su tabuliacijom, čionais vėlgi parašyti pavadinimą, spausti tab klavišą, čia rašyti antras paveikslėlis, spausti tab klavišą trečias paveikslėlis ir taip toliau. Bet čia labai sugrūsta bus ir aišku, čia tų paveikslėlių pavadinimus tada galėtumėm irgi dėti kokiu 11 šriftu ir va čia va žodžiu susitvarkyti. Tai va, vėlgi, čia neturėtų būti, kad va, žolinė sidabrave, o atsiprašau, sidabrave ir kad čionais ta žolinė sidabrave kaukšti ir paliktas vienas žodelis. Tai čia jau, ta prasme, viena eilutė. Čia jau griežtai turėtų būti va taip, bet vėlgi aš parodysiu galbūt kitą kartą, kaip sujungti dvi pastraipas į vieną, kad nenušoktų tą vieną pastraipą. Vaida, girdėjau kažką įsižiojai, norėjai sakyti. Jo, ar galėtumėm, Jolanta, grįžti prie lentelės truputį? Mhm. Dabar, kur renginiai suaugusiem, ar nuo lentelės neturi būti nedidelio atitraukimo? Visaip, čia pagal reikalavimus, kaip nusistato organizacija, labai dažnai būna prikibę pavadinimai. Labai Supratau. dažnai prikibę, bet jeigu, pavyzdžiui, mes galim nusistatyti, kad kiekvieną kartą po pastraipos būtų ne tik prieš pastraipą, bet ir po pastraipos, pavyzdžiui, kažkiek tai būtų, tai tada automatiškai bus atitraukta. Ir dabar, vat, sakykime, lentelė, ar ne, ir nuotraukos. Ar neturėtų ta lygiuotė būti ir tų nuotraukų tokia pat kaip lentelės? Taip, taip, čia lygiai taip pat. Ir jeigu mes dokumente dedam nuotraukas, nuotraukos, vat, žiūrėkit, paspaudžiam formatas ir iš tikrųjų nuotraukų plotį, pavyzdžiui, aš turėčiau susireguliuoti arba aukštį, kad jis būtų vienodas. Iš tikrųjų, apsikarpyti nuotraukas, kad jos būtų vienodo formato. Negali būti vienam dokumente viena nuotrauka, žodžiu, taip apkarpyta, kita nuotrauka taip apkarpyta. Turi būti vienodo formato nuotraukos. Ir truputį gal netaip supratom vieną kitą. Nu, va dabar lentelė, ar ne? Ir lentelės išmatavimai. Kiek atitraukta nuo kairio, kiek Supratom, atitraukta nuo dešinio. Vaidutė, viską Ir supratau, nuotraukos. Aha. aš supratau, bet čia va, dabar man neduoda pajudinti tos nuotraukos, tai reiškia, aš turiu padaryti nuotrauką kelti prieš, aš ją galiu kelti prieš, va taip va, susilygiuoti ir susitvarkyti, tik tais tiek, kad pavyzdžiui, aš tą plotį va čia va, ar aukštį, ar plotį, sakykime, aukštį pasidarau 4 cm, 4 cm aukštį pasidarau, kitą nuotrauką irgi kelti prieš, dabar jau čia viską nušokinsiu tuos kitus žemyn, kitą nuotrauką irgi pasidarau, sakykime, kad man rodytų